Turbūt jūs jau nesuremontuosite štai šios būdelės. Tokius būdelės jau suremontuoti negalima. Tai prieš mėnesį stovėjusi Žėručio gatvėje, numeris 8, kur buvo pridėta senų padangų. Ir jas uždegė, sudegino tas padangas, sudegė visą kabiną, sudegė aparatas ir padaryta žalos kartu paėmus ant 350 rublių. O kiek per metus padaroma žalos, paskaičiavote? Per metus yra padaryta statistika, suvesta, pavyzdžiui, šių metų ir palyginti su praeitais metais. Keletą skaičių galbūt įdomumo dėliai. Taip pat šiemet yra iš viso padaryta žalos ant 1805 rublių. Tai stiklas tai yra, o vien tik tai stiklo. Vien tik už stiklus, taip? Taip. O bendra suma paėmus 18 541 rublis 22 kapeikas. Už 10 mėnesių šių metų. Jeigu mes palyginsim su praeitais ar dar už praeitais metais, tai kaip čia daugiau, mažiau didėjo? Daugiau. Už praeitus metus buvo 20, už pilnus metus praeitus metus buvo 25 460 rublių. O šiemet tik tai už 10 mėnesių ta suma 18 541. O dar 2 mėnesiai tai jie gali būti nežinia, dar gali atnešti ir daugiau. Tai gal paskaičiavote, kiek, pavyzdžiui, kiek ragelių, kiek stiklų dar tas statistika? Ragelių, pavyzdžiui, šiemet į aparatų pilnai yra pavogta 45 mikrotelefono rageliai, 767 mikrotelefoninės kapsulės, 826 telefoninės kapsulės, 1700. Ačiū. Turbūt remontuoti juos ne taip paprasta. Pavyzdžiui, kiek kainuoja ragelis, ar ten rinktuvas štai? Ragelis jis kainuoja, jeigu jį suremontuoti, pilnai paėmus jis 15 rublių su kapeikomis išeina. 15 rublių bent. Šiandien? Šiandieną jo. O jeigu dabar tas, kaip tokių atsarginių dalių mes neturim, kada jas reiks pirkti, ir bus brangesnės jos iš kooperatyvų, jau, pavyzdžiui, steigėsi kooperatyvai, kurie galbūt žada mums padėti padaryti, vien tik ragelis kainuos 10 rublių. O dar prie jo prisidėti remontas, visas atsarginės dalys, kuris ten reikalingas suremontuoti. Tai čia sudaro labai daug. Ir šitas laikas, kuris užima tam remontui, transportas visas. Jūs jau daug metų dirbat, kiek žinau, kiek 41, taip, šitame darbe. Ir štai dabar jūsų nuomonė, kasgi tie kenkėjai? Ar čia paaugliai, ar čia... Kenkėjai, tai čia daugiausiai žinoma jaunimas. Čia iš tokių jaunimo. Dabar tas ypač paskutiniu metu labai pradėjęs kiekvienas, nežinau, dėl ko taip skambinti, norėdamas sutaupyti ar tas 2 kapeikas, ar ką, norėdamas paskambinti be kapeikų. Ir jisai jo pradeda skambinti, kur nukelia ragelį, prirenka numerį, pradeda daužyti per svirtelę. Jeigu tas nieko nepadeda, jis visų kumščių stiprumų duoda per numerį rinkiklį. Numerį rinkiklis plasmasinis diskas. Supyra, sutrumpa. Jūs suaugusiai šitaip elgiasi? Būna ir suaugusių. Matosi, kad žmonės ir dargi suaugę, tokie ir inteligentai, kada paklausi pas jį, kodėl taip elgėtis. Jis nenori netgi kalbėti dar, jis kada neprisiskambina, pavyzdžiui, jau sugadina tą jau aparatą, tada ir už kapeikas jis neveikia. Jis dar išeidamas iš to pykčio, dar spiria durimis, kojomis į duris, kad išbirėtų net ir stiklai. Na, sakot, jūs senai dirbate, visko matė, tai anksčiau irgi tai būdavo? Anksčiau biški buvo kitaip. Dar pokario metais, kada liaudis, žinot, buvo pokario metais, kada jie iškentėjus buvo daug tų mačius kančių visokių, jie kitaip elgėsi. Kažkaip tai buvo patenkinti tais automatais, kaip kitaip žiūrėjo juos, nes kada įrengė... Mažiau turbūt ir buvo? Mažiau ir buvo tada mieste, nieks neturėjo dar ir žinoma namuose labai mažai, kas būtuose turėdavo tos telefonus. Tada buvo visai kitaip. Labas vakaras. Įsamesniam pokalbiui telefonas prabanga ar būtinybė. Šiandien mes pasikvietėme Vilniaus miesto telefono tinklo viršininką Stasį Gražį. Esant šiuose pareigose, jūs turbūt televizijoje pas mus pirmą kartą, taip?
ir žiūrovams turbūt bus įdomu susipažinti su jumis. Na, o pratęsiant mūsų pokalbį apie telefonus automatus, aš turbūt galėčiau jūs tik tai užjausti ir turbūt apeliuoti reikėtų vis tik tai į mūsų gyventojų sąžinę. Na, apsaugant vis tik tuos telefonus automatus, ar jūs nebandėte kreiptis pagalbos į miliciją? Pavyzdžiui, ir ar tiesiog patys žmonės jums kartais nepadeda? Reikėtų pasakyti dar apie užuojautą, kad mane reikėtų užjausti ir nuo tų gyventojų, kurie telefonų neturi. Nes jie pastoviai kankina klausimais, reikalavimais, ieškojimais, tiesos ir taip toliau. Ir tai labai daug atima laiko. Taip. O be abejo ir tie patys telefono automatai, tai mūsų miesto vaizdas, mūsų visų veidas. Taip. Kaip mes pastebėjom, truputį tik tai mažą dalį filmavę. Ir tiesa, mes šiemet kaip tik tai samdėm miliciją ir turėjom geresnius rezultatus už atitinkamą mokestį, jie mums juos saugoja, panaudojant visas savas priemonės. Ir turėčiau pasakyti, kad davė rezultatą. Pasiteisino. Taip, bet mes nepajėgus tiek jiems mokėti pastoviai, kad galėtumėm išlaikyti. Na, o patys gyventojai jūsų neinformuoja, pavyzdžiui, kad štai ten laužo, ten gadina. Ir pagaliau, kur jie turėtų kreiptis, jeigu štai pastebėtų šitai? Mano samprata, šiai dienai gyventojai visi tik tai moka kalbėti, kaip pas mus viskas blogai, bet kad sustabdyti, užkirsti kelią kitam, įspėti. Visi nieks nenori susigadinti savo nuotaikos, o dar blogiau, kad jį iškeiks ar pastums ar taip toliau. Taip kad šiai dienai atrodom mes visi labai dideliais patriotais, bet kada reikia konkretų darbą atlikti, tai iš tikrųjų kaip jūs kreipiatės ir į mamas, į šeimas visur, čia mūsų laukia, man atrodo, labai didelis darbas. Ir aš norėčiau sulaukti to laiko, kada sudaužęs tą stiklą, kas nors ateitų ir pasakytų, aš padariau žalą, užmokėsiu. Bet turbūt didžiausia problema yra tai, kad ką mes sugadiname, neturime ko pakeisti šiandien. Tai be abejo, kadangi iš tų visų centralizuotų mūsų tiekimų ir visos visuomeninės stokos viso deficitą, iš tikrųjų taip ir yra, kad neturim dalių. Dalis visos gaminamas pagrindinai iš sąjungos, o ten mūsų tiekimo keliai daugam yra žinomi. Ir tie, kurie su tuo susitinka, tai be abejo, kad suprasti galėtų ir pačius ryšininkus. Gal jūs turėtumėt kokių pasiūlymų racionalių apsaugant štai telefonus automatus? Na, tai apsaugai reiškia, aš tikiuosi dabar, kada miestas padalintas į seniūnijas, ieškoti glaudžių kontaktų, kadangi seniūnijas turėdamas mažesnės ribas galės daugiau galbūt panaudoti savo tarnybas arba, kaip numatomas, kurti urėdijas, kad ten savam rajone būtų tikri šeimininkai ir jie matytų ir žinotų, kokį gyventojai, kokį sluoksnį yra tenai ir naudoti ir auklėjamasias ir būtent juridinės priemonės, kadangi už padarytą žalą jau vien užsigadintą vaizdą reikėtų apmokėti. Na ir turbūt, gerbiamas viršininkė, nebetoli ta diena, kada ypač tai aktualu naujų rajonų gyventojams, jau jie nebegalės prisišaukti nei pagalbos, nei tiesiog visi automatai išlaužyti bus. Tai suprantama, jūs filmuojant tą medžiagą, kurią važiavot su televizija, matėt, kas dedasi. Juk tai padarė irgi tie patys gyventojai, kurie mes stengiams kuom tai padėti ryšininkai. Aš suprantu vieną dar tai, kad mums tai yra ir pajamas. Mes turim gauti už tai, ką dirbam. O sugadinti automatai neduoda galimybės prisiskambinti ir mažina pajamas. Na, šiandien, kaip visi žinome, sunku tiesiog nusipirkti paprasčiausią telefoną, aparatą, o dar sunkiau yra jį ir susiremontuoti. Kaip jūs čia žadat pagelbėti žmonėms? Tokių pažadų neturim net ir koduoti, net aš galėčiau pasiūlyti tokį, kas mūsų pokalbio klausysis, kad pasakyčiau vieną, kad daugybė, ko gero, organizacijose ir pas kitus namuose mėtosi seni aparatai. Jie užima sandėliukę vietą. Kaip tik tai naujų metų išvakarės galėtų visi apsivalyti savo sandėliukus. Organizacijos vykdydamas dabar inventarizaciją ir to, ko nesunaikino po kokiu tai presu. Aš siūlyčiau taip, kad galėtų kreiptis į miesto telefono tinklą ir mes organizuotumėm tiesiog, jeigu kas nors verta arba supirkimą ir iš to viso, tarkim, jeigu įvadintumėm kokiu tai laužu, gal mes iš ten nemažą dalim kažko tai pasirinktumėm ir galima būtų panaudoti. Be abejo,
būtų ko gero naudinga. Nu, aš manyčiau tokį. Aš manau, kad pasiūlymą. įmonės ir organizacijos jūs girdi ir turbūt tikrai atkreipsite dėmesį. Taip pat ir gyventojai galėtų, turėdami senus tuos aparatus, jeigu jis jam nebereikalingas, tai kada suneš 10, galbūt mes padarysim iš 10 vieną arba panaudosim kitiem remontuoti. Taip. Tai čia tokia vargo pasiūlymas. Na, mes žinodami, kad šiandien eilėje telefonų laukia 25 000 Vilniečių ir turbūt per 50 000 Vilniečių dar neturi telefonų, jie net nestovi eilėse, mes su kino kamera pravėrėme abonentinio skyriaus duris. Gerbiamas Kliutai, štai aš Vilniaus miesto gyventojas, nutariau įsigyti telefoną. Nuo ko man reikėtų pradėti? Pirmiausia, reikėtų atėti į Vilniaus miesto telefono tinklą, abonentų skyrių ir paduoti pareiškimą. Su savim turėti reikia registruotą pasą Vilniaus mieste. Tai čia bendrai eilėje. Bendrai. Na, o privilegijuotųjų eilėje? Su savim reikia turėti dar atitinkamus dokumentus. Pavyzdžiui, jeigu jūs esat pirmos grupės invalidas, karo dalyvis, karo invalidas, arba rengiami telefonai taip pat neeilės tvarka ir ryšininkams, atidirbusiems 10 metų, aukščiausios tarybos deputatams. Štai dėl tų visų privilegijų, kiek jūs nuostolių apturite? Kiekvienais metais rublių nuostolių, kadangi jiems telefonai yra rengiami papiginų, tai yra vietoj 100 rublių mokama yra 20. Jis nemoka už telefono įrengimą. Jūs pateikėte naujus pasiūlymus ministrų tarybai, kiek žinau, ir štai naujomis sąlygomis. Kasgi bus tie privilegijuotieji? Jeigu patvirtins mūsų projektą, tai lengvatas paliks tik tai pirmos grupės invalidams. Būtų teisingiausia, kad už telefoną mokėtų visi po lygiai vienodą kainą, tai yra, sakysim, 100 ar daugiau rublių, o skirtumą, jeigu jam priklauso, išmokėtų socialinio aprūpinimo ministerija. Norint patekti į lengvatinę eilę, turbūt reikia įmonės ar organizacijos tarpininkavimo. Vilniaus miesto telefonų tinklas neprašo iš įmonių ar organizacijų tarpininkavimo. Jas galima tik atsižvelgti, priklausomai nuo to, kokios pareigose dirba, pavyzdžiui, gamyklos direktorius ar vyriausias inžinierius. Bet daugelis įmonių pateikia tokius tarpininkavimus savo darbuotojams. Mes norėtume, kad tie tarpininkavimai būtų ir pagristi apmokėjimu, nes mums telefonų įrengimas kainuoja kažkur apie 1000 rublių, o skirtumą, kad galėtų, pavyzdžiui, apmokėti įstaigą, tarpininkaudama savo darbuotojui, kuriems skaito, kad reikalingas telefonas įrengti neeilės tvarka. Ir čia šitai būtų jau naujomis sąlygomis. Taip, mes taip norėtume, kad būtų priimta. Na, dauguma kaltina ryšininkus, sako, blogai veikia telefonai. Čia iš tiesų jūsų kaltė? Yra, aišku, ir telefono tinklo kaltė, bet šiai dienai yra dar viena problema. Susidaro mieste situacija, kad naujiems abonentams, kuriems mes norim įrengti telefonus, neįmanoma nusipirkti telefono aparato. Daug aparatų yra atvežama iš užsienio ir pardavinėjama per komisų parduotuvės ar kitais būdais, bet tie aparatai nėra tinkami mūsų telefono tinklui. Tai ir skirtumas įtampų yra. Vilniaus miesto telefono tinkle yra 60 voltų įtampa, o užsieninių aparatų yra 48 voltai. Būtų gerai, kad būtų priimtas nutarimas, kad parduotuvėje būtų parduodami telefonai tik tiems, kurie turi leidimą įsirengti naują telefono aparatą. Kuriems bus įrengiamas telefonas? Naujamas telefonas. Na, jūs galvojate, šito leidimu nesinaudotų tie, kurie jau turi telefoną ir sakytų, štai sudaužiau, man reikia naujo. Taip, čia irgi teisingai jūsų pastaba, jiems irgi reikėtų. Gerbiamas viršininkė, o kada jūs žadate pradėti dirbti štai pagal naujus nuostatus jau? Pagal naujus nuostatus pradėsim dirbti, kada jie bus patvirtinti. Šiai dienai, būtent šiai dienai, numatyta, kad Vilniaus miesto telefono tinklas tai bus valstybinė Vilniaus miesto telefono tinklo įmonė. Valstybinė įmonė. Ir čia labai svarbu, kaipgi pati valstybė numatys valstybinės įmonės padengimą lėšų, kurios bus sunaudotos telefonizacijai, ar mokėti turės visą vartotojai, visas tas lėšas padengti, ar kokią tai dalį padengs valstybė.
Pagal jūsų pateiktus pasiūlymus vyriausybė, tai kiek turėtų kainuoti abonentinis mokestis, kiek turėtų kainuoti žmogui telefono įvedimas? Abonentinis mokestis turėtų būti ne mažesnis kaip 8 rubliai pagal paskaičiavimus. Tai būtų telefonai. Organizacijų telefonai 10-12 rublių. Tokie paskaičiavimai, kadangi pagal apkrovimus visus viską. Ir be abejo, tas padidinimas mokesčio turėtų auklėti iš visų žmonės. Mes iš vis mano samprata ir patyrimu visų, kad telefonais per daug ir nereikalingai kartais kalbam. Man atrodo, geriau žmonėm galėtų susitikti kartais ir pasikalbėti plačiau, negu pusę valandos kalbėti telefonu. Na, turbūt jūsų tiesa. Na, o kokios realios galimybės, pavyzdžiui, šiandien telefonizuojant atskirus Vilniaus miesto rajonus? Pavyzdžiui, kokios stotys yra labiausiai apkrautos telefonų? Realios galimybės be abejo gana liūdnos šiai dienai. Mes didžiulį patyrėm, kaip aš bendraudamas su kitais kalbu, kad kaip insultą ryšininkai pajuto, kada per blokadą mes Vilniaus miesto tiksliau, be abejo ir Respublikos jie taip pat, bet Vilniaus miesto telefono tinklas negavo už 3,5 milijono pagal sudarytą kontraktą importinės įrangos ir tai be abejo mums didžiulis smūgis. Ir mes numatę, šiai dienai labai aktualus buvo rajonas, naujasis rajonas Pašilaičių, nauji rajonai Fabijoniški, ten, kur gyventojai, aš džiaugtųsi turėdami telefoną ir naujiems metams. Bet dauguma, aišku, Pašilaičių rajono gyventojų gali džiaugtis. Šiai dienai metų pabaigai bus virš 5000 bendrai jau telefonų tuose rajonuose, 3, kaip jūs žinot, o Fabijoniškių gyventojams galiu pasakyti, kad tik tai po naujų metų kalėdų senis, nebe kalėdų, jau naujasis. Vis tiek kalėdų senis. Jo, atneš dovaną būtent dalinį telefonizavimą. Pagal naujus ryšių įstatus galės praktiškai atsirasti, jeigu, tarkim, užsienietis koks nors norėtų grįžti į Lietuvą, turėdama savo milijoninį kapitalą, nusipirkti įrangą užsienyje, atsivežti čia, suderinus su mumis, mes jam leistumėm įsijungti į telefono tinklą, pavyzdžiui, tokiam naujajam būsimajam Gilužių rajone, pasistatyti ten stotį ir turėti privačią telefono stotį. Jeigu jau pradėjom kalbėti apie valiutą, tai gal ir žiūrovams paaiškinkime, ar už valiutą šiandien galima įsivesti telefoną ir kiek tai kainuotų? Mums vidutiniškai kainuoja įrengti telefoną ir pasaulinėmis kainomis, priklausomai nuo sąlygų, kur yra, nuo 300 iki 800 valiutinių rublių telefonas. Bet aš kaip tik tai turiu, pavyzdžiui, kur reklaminį leidinį, tai prašau toksai telefonas, kurį jūs galėtumėt nešiotis vietoj rankinuko ir paskambinti į bet kurį pasaulio kraštą, tuo, ką mes kaip tik tai dabar užsiimam. Turėti automobilyje, ar žurnalistui, ar kam. Tai čia kol kas tik svajonė, ar jau yra realūs planai? Aš kaip tik tai vadovauju tai grupiai, kaip tik tai kūrimą šito ryšio. Tai čia yra mūsų būtent norai ir jau ko gero tikimėms, kad bus realiai galimybė turėti tokį ryšį. Tai yra pirmasis kelias Lietuvai išeiti į pasaulį kaip tik tai, kad nieks neuždraustų. Na, jeigu mes pradėjome kalbėti apie telefoninio ryšio naujoves, tai galbūt dar apie faksimilinį ryšį pakalbėtumėte. Čia turbūt problemų taip pat nemažai yra. Taip pat, reiškia, patį faksimilinį ryšį, kas, jeigu norint perduoti duomenis, tai yra taupimas laiko būtent. Tokio aparato pagalba galima pajungti faksimilinį ryšį ir tarkim, va šitą visą lapą mes galėtumėm perduoti per nepilną minutę. Jeigu jį prirašytumėm pilną, va tokį lapą pilną, būtų 1 minutė ir jūsų partneris kitam pasaulio krašte turėtų visą informaciją. Nereikėtų ilgai kalbėti. Atleiskit, jūs dar nepaminėjote, kiek tai kainuotų. Štai kiek kainuotų toks aparatas tokia telefono įranga, kainuotų $700 jau dabar numatyta konkrečiai ir pats aparatas $1500. Taip aš kvieščiau tie, kurie turi arba ir labai reikia ryšio. Galbūt galima atsisakyti laikinai video aparatūros, o turėti gerą ryšį, kuris reikalingas bizniui. Būtent šiai dienai pradžiai bizniui. Tai yra įrankis, kuris galėtų daugiau
ekonominę naudą duoti, negu turėti video, sėdėti namuose ir pastoviai žiūrėti. Ir čia jau sekančiais metais jau bus realios galimybės, taip? Mes galvojam, jeigu pavyks viskas po naujų metų kurti bendrą įmonę. Ir ta bendra įmonė būtent tada, reiškia, žada partneriai mūsų gauti kreditą 2 milijonų su savo garantija. Ir galėtumėm, jeigu nebus kitokių visų kliučių, reiškia, kurios yra dar daugiau, aš nenorėčiau įsiplėsti, realiai galėtumėm tokius ryšius turėti 3., 4., 4. sekančių metų. Taip, o kiek Respublikoje yra užregistruota faksimilinių aparatų? Ir jūs, mums kalbantis prieš laidą, minėjote, kad daug nesąžiningumo atveju yra naudojantis jais. Ne tik nesąžiningumo, faksimiliniai ryšiai, kurie turi, be abejo, turi visi įsiforminti ir mokėti atitinkamai mokestį ir sudaryti sutartis, perdant informaciją į užsienį, kadangi ten jiems gali būti trukdymai. Jeigu nesudaryta sutartis, tai perduos iškraipytą informaciją. Norėčiau pasakyti taip pat, kad visi tie organizacijos, daugumoje organizacijos šitas priemonės įsigyja ir bendros įmonės, kad galėtų pasinaudoti paslaugomis įkurtos naujos asociacijos, kuri dar nenuveikė jokių darbų, bet jinai turėtų pradėti, bet kaip ir žinot, kad pas mus, kol viskas įforminama, yra didelių sunkumų, yra įkurta Lietuvos informatikos priemonių vartotojų asociacija, kurios aš esu nariu, kaip ten tos tarybos, ir yra, reiškia, pas mus išrinktas ir prezidentas, ir nesenai buvo spaudoj kaip tik tai, kad galėtų jį kreiptis, ir be abejo įsigijant bet kokią įrangą, kad nepakliūti į nesuprantamą situaciją, geriau būtų gauti konsultacijas tokias, kreiptis, kokią tinkamą techniką, nes įsigyja tokią techniką, kuri netinka mūsų vadinamai signalizacijai ryšių, netitinka tiesiog savais techniniais parametrais, tai jos neverta išleisti pinigus. Reikėtų be abejo, norint visas ryšių priemonės ir paslaugas, kurios reikėtų kreiptis ir į patį telefono tinklą ir mes nukreiptumėm, kur galima kreiptis, o kada savavališkai pasistato ir sako, man blogai dirba, tai jau žmogus priverstas kreiptis pas mus tik tada, bet tai čia yra vienas iš tų žingsnių, kaip jūs sakot, ir nesąžiningumo. Pirmą paėmiau kaip saldainį, o paskui klausė, ar galima paimti. Taip. Aš manau, kad jūs galėtumėte informaciją pateikti ir žmonėms turintiems daug pinigų. Aš šitą faktą turiu menį telefonų pateikimą į aukcionus. Jūs minėjote. Aš esu domėjęsis, naudoja kaip tik tai Lenkai eina tokiu keliu, kaip ir mes, ko gero, turėsim jų visą ekonominį tokį savartyną, nežinodami, nuo ko griebdamėsi nuo vieno ir prie kito. Bet Lenkai, pavyzdžiui, naudoja tokį dalyką, kad tokiuose rajonuose, kur yra poreikis telefonų, tai jie pagal numatytą, kaip mes irgi siūlėm, kad pirmos grupės invalidai, tai aišku, yra jie žmonės nelaimingi ir jiem reikia padėti. Bet šiuo metu, pavyzdžiui, padengimą tų lėšų, ne miesto telefonas turėtų padengti jų, ne miesto telefono tinklo sąskaitą rengti telefoną, bet kad socialinės apsaugos ministerija apmokėtų jiems, o mes imtumėm kaip iš bet kokią, tik tai duotumėm būtent privilegiją, kad nežiūrim jokios eilės. Ir visumai turėtų būti samprata tokia, pereinant į rinkos dėsnius, kas daugiau moka ir populiarų daiktą ir rinktis, ne? Kad nereikėtų kažkokiem tai aferistam, kaip aš minėjau, vaikščioti, rankėti pinigus. Taip, ir kokia pirminė kaina būtų aukcione, bandykime įsivaizduoti. Taip, kaip ir minėjau, pirminė kaina 1000 rublių. Pirminė kaina. O jinai atitinkamai, reiškia, galėtų paskui jau parodyti pats gyvenimas. Aišku. Na, mes dabar gal pereisim prie naujos temos. Mums dažnai televizija ir parašo ir paskambina žmonės tiesiog skųsdamėsi informacijos stoka. Taigi, rengdami šitą laidą, mes tiesiog pasidomėjome ir jūsų tarnybos 09 darbo. 41 informacija. Kaip? Na tuneliu gerai. «66 26 54. Пожалуйста». Štai, aš gerbiamą viršininkė buvau liudininkė jūsų tikrai nelengvo darbo. Kiek tokių skambučių jūs per dieną susilaukėte? Viena telefoninkė per dieną gali aptarnauti iki 1000 abonentų. Ar jums netrodo, kad žmonės tiesiog nemoka jūs kreiptis?
Aš galvoju, kad mums labai sunku dirbti, kaip tik dėl to, kad labai daug žmonių nežino, kaip reikia pas mus kreiptis ir kaip galima kuo greičiau gauti iš mūsų informaciją. Jeigu jūs norit greitai gauti informaciją, prašau aiškiai ir gerai kreipkitės pas mus. Tiksliai, Ačiū, be visų įžangų. su tikslas koordinatas, su tikslo adresu arba labai gerai sakykit pavardį. Pirmas 3 raidės būtinai reikia sakyti, kad būtum tikriausiai parašyta. Žinodamas. Tada mes greitai atsakysim. Nes jūsų laikas irgi limituotas. Taip, mes turim aptarnauti už minutę 2 abonentų. Taigi, kiek per pamainą, pavyzdžiui, skambina jums? Iš viso mes galim aptarnauti 25 000 abonentų per pamainą, jeigu iš ryto. Taip, Turbūt tiek pat lieka dar netarnautų. taip, ir labai daug abonentų gauna užėmimų. Sako, 09 prastokai dirba kartais. Neatsako, kiek čia pagrįsti kaltinimai. Nežinau, kaip prastokai mes tengiamės kiek galim, bet čia turbūt ne tik nuo mūsų priklauso, todėl kad viskas nepaprastai greitai keičiasi. Kaip įstaigos, taip ir pavardės ir gatvės. Pavyzdžiui, kaip Požėlos gatvė paskutiniuoju laiku, reiškia vieną gatvę susiskirstė į 4 gatves. Tai yra Arsenalo, Žygimanto, Goštauto, Požėlos. O juk abonentas niekad nepasakys, kai imdok Arsenalo gatvę arba Žygimanto, tuo labiau iš karto, kada viskas pasikeitė. Ir tokie sunkumai susidaro arba Cvirkos, Pamėnkalnio, Jasinskio. Abonentai, kolai priprastai, turbūt praeis eilę metų. Labai daug. Jūs gaunate operatyvią informaciją, pavyzdžiui, apie pasikeitimus, apie įvairių ten departamentų susikūrimą, įvairių... Gauname mes, dėka mūsų darbuotojų, čia yra, reiškia, greitai keičia. Maždaug taip po savaitės, po 2. Gatvės tai ir greičiau pakeitė, čia turbūt paskutiniu laiku tai po 5 dienų pakeitė, mums davė gatvių pavadinimus. Bet šiaip, aišku, mūsų darbuotojams yra nepaprastai sunku dirbti su šitais visais pakeitimais. Gerbiamas viršininkė, kokių matote rezervų gerinant šios tarnybos darbą? Šios tarnybos darbą, aš manyčiau, gerinant, būtų galima visumoje, kad viskas būtų sustatyta į savas vietas ir už šitokią paslaugą visam pasaulyje yra mokama. O kadangi pas mus nemokama, tai kartais ne visai teisėtai gaunasi ir pretenzijas, o kogi labai pykti, neprisiskambinti. Ir jeigu tai būtų, pavyzdžiui, mokama, kažin kas ar piktų. Tai jūs turbūt naujus įstatus įtraukit jau ir... Aš manyčiau, kad, pavyzdžiui, tokia, kaip jums minėjo mūsų susitikimuose patys darbuotojai, kad apkraunami tą informaciją. Žmogus paskambina ir kalba 10 sakinių, norėdamas sužinoti, koks jo telefonas, o daugiausia pradeda vieni kitiems pretenzijas reikšti. Taip. O laikas eina, o darbuotojai dirba nuo aptarnauto abonentų kiekio, jiems mokamas atlyginimas, nes irgi kitaip mes negalim išsiplėsti, nežinia už ką mokėti. Ir aš manyčiau, kad dabar, kaip tik tai mes ir galvojam, kad padaryti būtent tokiem nestandartiniam, platesniam informacijai platesniai gauti, kad tiesiog būtų mokama tarnyba, kur nebūtinai 09 galima būtų paskambinti, bet jeigu jį užimta, kad būtų, tarkim, kokiu tai numeriu, kur būtų teikiama informacija, matytųsi, kas skambina ir paskui išstatyti sąskaitą. Taip. Sakykite, o kas jums trukdo išleisti informacinį biuletenį? Informacinį biuletenį pagrindinė kliūtis tai yra popierius, kaip ir visiems. Aš per šiuos visus metus užsiminėjau to popieriaus gavybą. Buvo mums skirta net ir fondai. Fondai buvo išskirti 2 ketvirčiui, bet kaip jūs žinot, tuo momentu buvo pati giliausia blokada. Ir vėliau, reiškia, vis tik tai mano visos pastangos ir visų tarpininkavimai nepadėjo gauti to natūraliai popierio, kadangi mes įgalėję būtumėm įsigyti ir šiemet, o nebūtinai, kad išleisti dabar leidinį. Ir leidinį aš labai norėčiau, kaip kalbantis man per televiziją vieną kartą su jūsų kolega Sondeckiu. Jis paminėjo organizacijom, pasiūlė, galbūt kiekviena organizacija Vilniaus miesto atiduotų po 5 ar 10 kg savo popieriaus ir mes galėtumėm išleisti operatyviai knygą. Suformavus šiai dienai mums reikėtų apie 60 tonų ofsetinio popieriaus ir mes galėtumėm
tarkim, gavę naujų metų progą padovanotų, kas mums tokį kiekį popieriaus, mes galėtum jau pirmą ketvirtį išleisti leidinį, organizacijų leidinį. Tai čia vienintelis kelias kol kas. Vienintelis kelias popieriaus, pas mus visas duomenų bankas yra ir mes galėtumėm išleisti tokį leidinį, jo labiau, kad dabar jau po naujų metų beveik baigėsi formuotis visi ir seniūnijos, ir miesto struktūros, ir organizacijų perregistravimas, jų pavadinimai, kaip mes su jumis kalbėjom. Taip, kad būtent aš manyčiau, kad antrą ketvirtį išleidžiant tokį leidinį, jau antrą ketvirtį suformavus, tai būtų labai didelė dovana ir pagalba visiems, kur galima būtų, pavyzdžiui, galėtų ir organizacijos kreiptis su savo reklaminiais. Jis būtų kaip komercinė knyga, kur būtų visiems naudinga, visi už tai mokėtų. Na, turbūt stebėję mūsų laidą žiūrovai patys, aš manau, pasidarys išvadas ir mums parašys į televiziją arba paskambis. O baigiant šią laidą, aš vis tik norėčiau išgirsti jūsų, kaip Vilniaus miesto telefono tinklo viršininko, nuomonę. Telefonas prabanga ar būtinybė? Na, galėčiau humoro formą pasakyti, kad telefonas skambutis tai man beveik sukelia alergiją, kadangi, kaip jūs tik tai paminit, kad kreiptis į televiziją arba ką, tai galima būtų sėdėti prie jo ir atsakinėti visiems į klausimus. Bet iš tikrųjų ne humoro forma, mano rimta samprata apie tai, kad telefonas yra būtinybė šios dienos civilizuotam pasauliu ir didelė būtinybė. Jį reikia turėti ne tik tai namuose, ir automobilyje, ir kelyje, ir visam pasauliu tas yra. Mes nuo to buvusio uždaro pasaulio atsilikę labai stipriai. Bet tai yra mūsų sąlygoms gana nepigi būtinybė. Kągi, norėčiau padėkoti gerbiamam Gražiui Vilniaus miesto telefono tinklo viršininkui už dalyvavimą mūsų laidoje. Na, o su žiūrovais atsisveikinu iki kitų metų. Metų metus jų laukia jau pradėjusių griūti Fabijoniškių gyventojai, o naujajame statomame ir jau apgyvendintame Giraitės mikrorajone tenka pasvajoti apie telefono automatą, kol kas jų ten tik 2. Ryšininkai ruošiasi neberenginėti naujų kiemuose, statys didelį pasikalbėjimų paviljoną. Pamokė karti Fabijoniškių patirtis. Tai neišeitis, bet vis šis tas. Na, o Fabijoniškių gyventojus galime paguosti. Šiemet 1000 butų pirmą kartą suskambės telefonai. Tačiau 7 kaimininiuose vis dar bus tylu. Tai vadinasi dalinė telefonizacija. Vieno numerio kaina yra $777 Vilniaus mieste pastarojo laikotarpio atliktais paskaičiavimais. Tarkim, gavau butą Pilaitėje ir turiu $777. Įrengsit be eilės? Ne, to negalėsim. O jeigu turi $2200, tokį galite įsirengti ir kalbėti visame Vilniuje. Paaiškinkim, tai yra radio telefonas, kuris veikia visame Vilniuje ir netrukus atrodo Kaune. Taip, dabar jau padarytas projektas ir nupirkti įrengimai Kaunui ir Klaipėdai. Išsiruošim atostogų į Palangą ir ten su tuo pačiu. Patį aparatą ir tenai, reiškia, kalbėsitės. Nereikės eiti žetonų keisti, iš pliažo tiesiai galėsite paskambinti, kam norite. Telefono 02 negalėjo prisišaukti policininkų pagalbos ar jiems pranešti apie nusikaltimą. Tai mes sužinojome iš nacionalinio radio pranešimų ir iš sunerimusių mūsų žiūrovų. Vilniaus telefono tinklo direktorius Stasys Gražys. Pagal Vidaus reikalų ministerijos paraišką buvo daromas tranzitų nuėmimas, o kaip mano inžinieriai paaiškino, kad buvo būtent už lygiagretintos linijos, 2 vietose buvo, reikėjo nuimti vienas. Bet su jais kartu buvo paskyros ir atlikinėjom tos darbus. Ir be abejo turėtų būti bendras mūsų jų, kadangi jų prašymų, tai jie turėjo koreguoti, kaip pradėti tą atjungimą. Tarkime, kad jeigu reikia kažką tai pakeisti, tai reikia suderinti, pasakyti, kokia eiga. Suderinta šį kartą tikrai nebuvo, nes Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato budėtojas Bronius Bazys turėjo gan daug sudėtingo ir keblaus darbo. Kaip Jūs manot, per tą laiką, kai neveikė linija 02, kiek žmonių galėjo neprisiskambinti policiją? Gal koks 100 neprisiskambino, bet reikia turėti omeny, kad būtent mums tik tais maksimum 60% skambučių būna. Žmonės dažnai apsirinka į greitąją skambindami, suka mūsų telefoną, ar šiaip tokios informacijos, kuri ne mūsų kompetencijoje klausinėjo. Aišku, toks atvejis gan unikalus vien to, kad pagalbos telefonas gan svarbus ir jau bent jis turėtų dirbti labai patikimai. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai svarbus telefonas, kadangi jis yra, kaip sakant, mūsų gyvenimo pagrindas. Ir jeigu mes neturėsim to telefono, tai mes
Nu, apie patikimumą tai tikrai didelė problema. Kadangi žmonės renka 6 skaičius, pataiko 02 labai dažnai, suka 09 pas mus pataiko, 03 suka pas mus pataiko, mūsų telefono tinklais problema. Policininkai teigia, jog tokie atvejai tikrai gan reti, jie pasitaiko tik vieną kartą per 10 metų, bet žmogui neprisiskambinusiam ir nesulaukusiam pagalbos nepaaiškinsi, kad tai unikalus ir retas atvejis.